Sveiki, aš Justinas Ribikauskas iš Domeikavos gimnazijos ir kviečiu Jus į sveikatingumo kelionę su mano sukurta Android programėle Sveikatingumo iššūkis. Kodėl gimė ši idėja? Paprasta. Pastebėjau, kad daug mokinių neįvertina fizinės sveikatos svarbos. Trūksta motyvacijos, o sporto sąvoka dažnai asocijuojasi su nuoboduliu. Tad sukūriau tai, kas sudomintų ir paskatintų veikti. Interaktyvią, patrauklią ir gyvą programėlę su kasdieniais iššūkiais. Programėlės tikslas – padėti tau rūpintis savimi. Joje rasi KMI, vandens ir kalorijų skaičiuokles, dienos iššūkius ir pasiekimų sistemą ir net įdomių faktų apie sveikatą. Gali kilti klausimas, kaip tai veikia. Žingsniai labai paprasti. Pirmas žingsnis – parsisiųsti APK failą ir įsidiegti programėlę telefone. Antras žingsnis yra suvesti savo duomenis. Tai yra ūgį, svorį ir lytį. Tada programėlė paskaičiuoja ir pateikia tau asmeniškai pritaikytas rekomendacijas ir iššūkius. Kiekvieną dieną lauks naujas iššūkis. Įvykdai, pažymėk įvykdžiau ir tavo pasiekimai bus fiksuojami. Kuo daugiau iššūkių įvykdote, tuo didesnis tampa pasiekimo lygis, nuo mėgėjo iki profesionalo ir galiausiai iki herojaus lygio. Viskas sukurta naudojant Android Studio, kas yra telefono programėlių kūrimo erdvė, naudojant Javos ir XML kalbas, Javos skaičiavimams pagrindinėms funkcijoms, XML vartotojo sąsajai. Ir žinoma, viskas testuota tikruose Android įrenginiuose. Rezultatas – veikianti ir praktiškai pritaikoma programėlė, kurią gali naudoti kiekvienas mokinys. Viskas integruota vienoje vietoje – skaičiavimai, iššūkiai, motyvacija ir šypsena. Nori išbandyti? Tu gali! Atsisiųsk programėlę, įjunk norą keistis ir pradėk jau šiandien. Nereikia laukti. Pats gyvenimas yra proga keistis į gerą. Ačiū, kad žiūrėjote. Čia buvo Justinas Ribikauskas ir jums linkiu sveikatos, motyvacijos ir daug įvykdytų iššūkių.